Sveiki, tie, kas domitės asmeniniais skaitymais, kviečiu susisiekti, tiksliau užsukti į mėnulio-tarot.lt, ten rasit visą informaciją apie asmeninės sesijas. Ir žinoma, kviečiu prisijungti prie YouTube kanalo, ten matysit papildomas žinutės. Dabar žinutė mergeliai. Mergelės, matau labai įtemptą situaciją, kur galbūt įspėjimas būtų pagalvoti prieš kalbant, neskubėti, neužbėgti už akių ir nepratrūkti, nesureaguoti, nes aš matau tokį stovėjimą ant ištempto lyno, ar ne, ir į kurią pusę jūs pakrypsit. Patarimas yra jokių būdų nesikapoti situacijai, neserdyti, stengtis mentaliai išlaikyti ramybę ir judėti bent jau į balansą, išsimedituoti, išbūti, nepulkit reaguoti. Kai kurie iš jūsų galbūt esat susikūrę kažkokią iliuziją apie situaciją ir norite tą iliuziją palaikyti. Patarimas yra atsikratyti viso sąmyšio, atsikratyti emocinio sąmyšio viduj. Kai kuriems iš jūsų patarimas yra užbaigti kažkokį ryšį, kuriame absoliučiai nėra jokių emocijų. Yra kažkoks ryšys, kuris yra mezgamas mentaliai, bet ne emociškai. Ir patarimas yra dėti tašką, todėl kad negaliu atsakyti, kas yra kas, todėl kad reikėtų dar papildomai nagrinėti, čia nėra tam tiek laiko, bet patarimas yra užbaigti situaciją, atsitraukti, galbūt neprisileisti, žiūrėti budriai, ar ne? Todėl, kad tai turi potencialą, galbūt kitas žmogus agresyviai ateina jūsų link, ar ne, tai gali būti viena arba kita, bet situacija turi potencialą virsti dideliu konfliktu ir abi pusės bus įsiskaudinusios. Tai tiesiog atsitraukiam, įnešam atstumo ir grįžtam į balansą.